Didžiosios diskusijos tęsiasi LGBTQ prieš islamą, nes matyt vis dar yra žmonių, galbūt ir jūs, kurie mano, kad šie du dalykai yra suderinami tarpusavyje. Taip, jiem tiesioginė prasme taip praplautos smegenys, kad mano, jo gali būti queer ar gėjus ir būti mylimas bei palaikomas islamistų visame pasaulyje, nepaisant to, kad islamistai labai aiškiai pasakė, jog tai nėra jų nuomonė. Na, žmonės, pasiruoškite. Galbūt juoksitės, galbūt verksite. Nežinau, kuris variantas bus. Bet šiandien jums paruošėme puikų turinį. Sveiki atvykę į Pushback. Aš esu Meira Kei, jūsų vedėja. Mes čia bandome ginti vakarus nuo visų blogybių įsiskverbimo. Ir jei supratote, kad prieš tai reikia kovoti, tuomet sveiki atvykę. Jūs radote savus žmones. Taigi būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką, įvertinkite šį vaizdo įrašą ir pasinerkime. Šis vaizdo įrašas senas, bet jis tikras auksas. Gerai. Brunėjus, kurio dauguma gyventojų yra musulmonai, įveda griežtus naujus islamo įstatymus, pagal kuriuos homoseksualūs santykiai baudžiami užmėtymų akmenimis iki mirties. Pagal naujus įstatymus asmenys apkaltinti tam tikrais veiksmais bus nuteisti, jei prisipažins arba jei bus liudininkų. Lesbiečių santykiai baudžiami kitaip – 40 kirčių lazda arba maksimali 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Tikrai švelnu. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad vakarų progresyvai išeina į gatves ir protestuoja prieš tokią bjaurią, drakonišką homofobiją. Žinoma, iš tikrųjų taip nevyksta. Bet pagalvokite apie tai, kad tai taip giliai įsišaknyja jų religiniuose įsitikinimuose, jog šalys iš tikrųjų tai paverčia įstatymu. Taip, paverčia tai įstatymu. Jei esi lesbietė, sudie ir sėkmės tau. Ir vis tiek kai kurie žmonės mano, kad šie du dalykai tikrai yra suderinami. Palaukite tik vieną akimirką. Aš tik noriu, kad perskaitytumėte šiuos žodžius. P-U-S. Pisiau griebia ir baigia baltųjų viršenybę. Meilė nugali neapykantą. Trumpas melavo. Taip, bet. Na ir jų plaukai žali. Sakau jums, galėtume išspręsti pasaulio problemas, jei tiesiog uždraustume plaukų dažus. Bet tai tik vienas pavyzdys, juk tai nėra įprastas reiškinys, tiesa? Au. Na, vėlgi ironija. Bet bent jau tie progresyvieji, kurie eina. Tiesiog pažiūrėkite į šias nuotraukas akimirkai. Jokios islamofobijos, jokio rasizmo ir fašizmo. Taip, lygybei ir įvairoviai. LGBTQ prieš islamofobiją. Man tiesiog nesuvokiama, kad šie žmonės vis dar mano, jog tai tikra, kai matai, kad jie tave nubaustų mirtimi. Viešpatie, tai net ne mes tai sakome, tai jie. Yra tiek daug įrašų, kuriuose jie patys sako, kad tiki, jog tai blogiausia žmonių grupė visoje planetoje. Ir vis dėlto šie žmonės leidžia laiką gindami tuos žmonės. Kaip sakiau, su plaukais visada kažkas ne taip. Au. Bet jau progresyvūs žmonės, kurie eina į gatves ir protestuoja prieš gėjų egzekucijas islamo šalyse, nesusiduria su antifa kairiaisiais, kurie juos gąsdina ir baugina. Tiesa? Bet bent jau kai vyksta LGBT eitynės, musulmonų lyderiai nesiskundžia, kad jų plakatai yra islamofobiški. Tiesa? Bet bent jau kai vyksta LGBT eitynės, plakatai nėra laikomi islamofobiškais. Tiesa? Musulmonų lyderiai pateikė oficialų skundą dėl islamofobiškų plakatų Londono Pride renginyje. Berniuk, jie padarys tiesiog viską, kad prastumtų šitą mantrą, šitą visą idėją, kad visi yra rasistai. Tai tiesiog jų geriausia gynyba, tai tas dalykas, kurį jie naudos vėl ir vėl. Gal mes nesame rasistai, gal mums tiesiog nepatinka egzekucijos. Bet bent jau kai vyksta LGBT eitynės, musulmonai nemėto homofobinių užgauliojimų gėjams, tiesa? Ar tikrai ketini tai padaryti? Štai, pažiūrėk į šiuos sassy fag žmonės. Jis turi šiek tiek blizgučių, tegul Alachas jį prakeikia. Tai tiesiog nesibaigia.
Yra dar apie 50 vaizdo įrašų ir mes žiūrėsime juos visus. Bet pirmiausia, trumpa žinutė nuo mūsų rėmėjų. Žinau, kad pastebėjote, jog mano oda atrodo nuostabiai. Ir atvirai, aš nesilaikau jokios rutinos, turiu tik mažą paslaptį. Aš pradėjau naudoti OneSkin OS1 savo kasdienėje rutinoje. Ir laikui bėgant mano oda tikrai tapo lygesnė ir sveikesnė. Ir jūs tai pastebite. Kas išskiria OneSkin, tai kad jis sukurtas taikytis į tas zombių ląsteles, senstančias odos ląsteles, kurios nustoja tinkamai funkcionuoti ir prisideda prie smulkių raukšlių bei odos blankumo. Ne tai, kad aš senstu. Rezultatus patvirtina 4 recenzuoti klinikiniai tyrimai, daugiau nei 10 5 žvaigždučių atsiliepimų, o Bloomberg netgi pripažino juos odos ilgamžiškumo lyderiais. Esu labai laiminga, kad jie yra mano rėmėjai. Remiantis daugiau nei 10 trukusiais ilgamžiškumo tyrimais, OneSkin OS 01 peptidas įrodyta, kad taikosi į matomus senėjimo požymius, padėdamas jums atskleisti sveikiausią odą dabar ir senstant. Ribotą laiką išbandykite OneSkin su 15% nuolaida naudodami kodą MEIRAK svetainėje oneskin.co/MEIRAK. Tai 15% nuolaida oneskin.co su kodu MEIRAK. Po pirkimo jūsų paklaus, iš kur apie juos sužinojote. Tad prašau palaikyti laidą ir pasakyti, kad jūs atsiunčiau aš. Taip, tikrai palaikykite laidą ir toliau remkite ideologijas, kurios kovoja su beprotybė. Aš labai myliu šį vaikiną. Beje, tai Polas Džozefas Watsonas. Jis jau daugybę metų kuria šiuos vaizdo įrašus. Ir jie visada tokie geri. Pažiūrėkime, kokių dar beprotiškų dalykų jis sugalvojo. YouTube pasisako prieš tai. Teisa? Aš esu queer, translytis gėjus ir mielai palaikysiu bei. Ginsiu visus savo musulmonų brolius ir seseris. Bet bent jau vakaruose musulmonų migrantai integravosi ir suprato, kad LGBT teisės yra esminė progresyvios, rūpestingos visuomenės dalis. Tiesa? Anderson Park pradinė mokykla yra naujausia iš Birmingemo mokyklų susidūrusių su protestais, reikalaujančiais nutraukti mokymą apie gėjų santykius. Būti musulmonu ir būti homoseksualiu dėja nesuderinama. Jūs turite gerbti mūsų teisės. Jūs turite gerbti mūsų moralinį kelią. Ir nesakyti žmonėms, kad būti musulmonu ir būti gėjumi yra priimtina. Pone Mofate. Gėda, gėda, gėda. Gėda. Gerai, noriu trumpam įsiterpti, nes iš tikrųjų manau, kad šie žmonės yra teisūs. Mokyklos neturėtų brukti gėjų ideologijų, islamo ideologijų. Iš tikrųjų, jie neturėtų brukti jokių ideologijų, nes tai yra tėvų atsakomybė. Tėvai turėtų mokyti savo vaikus vertybių sistemos, nepriklausomai nuo to, ką mano mokykla ar šalies sistema. Aš nemanau, kad turėtumėte mokyti vaikus, jog būti gėjumi yra gerai. Manau, kad apskritai neturėtumėte kalbėti su vaikais apie seksualumą, nes tai yra keista ir netinkama. Todėl aš sutinku su šiais žmonėmis. Kas ironiška šioje situacijoje, tai kad šie protestai, kurie labai aiškiai išreiškia, kuo tiki islamas, yra visiškai ignoruojami vakarų žmonių, kurie tik šūkauja taip. Gėjai už Palestiną, queerai prieš islamofobiją ir taip toliau. Jie to nemato. Jie tiesiog to nemato. Taigi jie taip stengiasi ginti žmonių grupę, kuri nekenčia jų gyvenimo būdo. Nėra sunku rasti vaizdo įrašų apie tai. Nėra sunku pamatyti, kuo šie žmonės iš tikrųjų tiki. Jie net nebando apsimesti, kad tai slepia. Jie masiškai protestuoja prie mokyklų, jie rodo savo nuomonę ir vis dėlto, dėl kažkokios priežasties, šie idiotai, šie naudingi idiotai sako ne. Tai dar vienas dalykas, dėl kurio turime rūpintis. Tai dar viena proga parodyti, kokios mes moralios. Eikime ir kovokime prieš baisąją islamofobiją. Man tai tiesiog beprotiška. Gėda. Vis tiek tai tik maža mažuma. Nerimą keliantis kiekis musulmonų gyvenančių vakaruose niekada nepalaikytų gėjų uždarimo į narvus, tiesa? 52% daugiau nei pusė Didžiosios Britanijos musulmonų mano, kad homoseksualumas turėtų būti neteisėtas. Šalis, kuriuose gėjus užmėto akmenimis arba įvykdo mirties bausmę. Afganistanas – 99% musulmonų. Iranas – 99% musulmonų. Mauritanija – 99% musulmonų. Sudanas – 97% musulmonų. Nigerija – 50% musulmonų. Jemenas – 99% musulmonų. Saudo Arabija – 93% musulmonų. Somalis – 99,9% musulmonų. Šalis, kuriuose viešai rykštėmis baudžiami gėjai. Indonezija – 87% musulmonų. Kataras – Al Jazeera – 67%.
procentų musulmonų, Malaizija 61 procentas musulmonų, Jungtiniai Arabų Emiratai 80 procentų musulmonų. Kažkokia rūšis. Aš. Manau, tie skaičiai kalba patys už save, ar ne? Tarsi jaučiu ryšį čia. Negaliu tiksliai pasakyti, kas tai aš. Vis dėlto, juk ne taip, kad gėjai populistai bandė įspėti apie tai, jog islamas vakaruose nesuderinamas su LGBT, būtų buvę tiesioginė prasme nužudyti kairiųjų, ar ne? Vis dėlto, bent jau turime drąsių įžymybių, tokių kaip Ellen DeGeneres, kurios kreipiasi į musulmonus ir informuoja juos, kad vykdyti mirties bausmę gėjams yra blogai. O kaip musulmonai į tai sureagavo? Tai yra šariato įstatymas islame ir LGBT niekada nėra priimtina. Jei jūs žinotumėte, kodėl šis įstatymas įgyvendintas, esu tikra, kad šis boikotas nesiliaus. Brunėjus yra taiki ir nepriklausoma šalis. Mūsų sultonas tiesiog įgyvendina taisyklės, kurios buvo nustatytos jau labai seniai. Jie baudžia tuos, kurie daro blogą pagal savo religiją. Bet vis tiek, tai nėra taip, lyg daug musulmonų vakaruose palaikytų šariato įstatymus, kurie yra pagrindas antihomoseksualiam engimui visame pasaulyje. Teisingai. Bet vis tiek, tai nėra taip, lyg vakaruose iš tikrųjų turėtume šariato patrulius, kurie grasintų gėjams ir lieptų jiems palikti didžiųjų miestų rajonus. A ne? Whitechapel rajone, rytų Londone, radikali savavališkų patrulių grupė bando primesti šariato įstatymus nieko neįtariantiems gyventojams. Taip, tu esi gėjus, bičiuli, eik iš čia, bičiuli, eik iš čia, pederaste, bet vis tiek. Juk šie garbūs ponai neužpuolė rūgštimi vyrų grupės prie gėjų naktinio klubo, šaukdami homofobinius įžeidimus, ar ne? Ar ne? Bet vis tiek, juk šis translytis asmuo nebuvo pažemintas, sumuštas ir išjuoktas arabiškai alžyriečių grupės per protestą Paryžiuje, ar ne? Kas nutiko Paryžiaus centre? Julija, 31 metų, sekmadienį buvo užpulta, kai ėjo laiptais metro stotyje prie Palais de la République. Aikštėje vyko didelis mitingas prieš Abdelazizą Bouteflika, Alžyro ilgalaikį 82 metų prezidentą, kuris vėliau paskelbė apie savo atsistatydinimą. Dėvėdama juodai baltą dryžuotą palaidinę, Julija buvo sustabdyta protestuotojų, kurie ją pašiepdavo arabiškai. Vienas vyras suvelė Julijos plaukus, o kitas vaikinas, apsigaubęs Alžyro vėliavą, atėjo bandyti jai padėti. Vaikinui pasitraukus, vienas vyras kelis kartus smogė Julijai, o kitas buvo matomas ją spardantis. Vėlgi tai taip paprasta, šis vaikinas toks linksmas, bet viskas taip paprasta. Tiesiog paklausykite, ką jie sako. Tiesiog klausykite. Julija vėliau aiškiai pasakė, kad išpuolis neturėjo nieko bendro su Alžyro bendruomenė, o jį įvykdė neišmanantys žmonės, nepriklausomai nuo jų kilmės ar religijos. Kaip neįtikėtinai apgailėtina būti žmogumi, kuris yra užpuolamas dėl to, kas jis yra, ir vis tiek negina savęs, o verčiau rūpinasi, kad tik nebūtų rasistas kitų atžvilgių. Matote, man tai yra tik neįtikėtinai žemos savivertės rodiklis. Žmogus turėtų gebėti apsiginti ir suprasti, kad jei kas nors ateina užpulti, tai yra problema ir neturėtų būti taip paveiktas smegenų plovimo, kad tuo patikėtų. Kad bet kokią kainą, svarbiausia, ką jie turi daryti, yra ginti tuos, kurie juos puola. Stokholmo sindromas, ar ne? Bet vis tiek, kai Jungtinėje karalystėje įvyko pirmoji gėjų santuoka, musulmonai ją priėmė išskėstomis rankomis, tiesa? Homoseksualumas yra draudžiamas islame. Nika yra tarp vyro ir moters. Tai juokas. Na eikite link barbariškumo ir atsilikimo. Gėda tokiai bjauriai porai. Vairas nėra žmogus, kai jis guli lovoje su kitu vyru. Homoseksualumas yra nenatūralus ir tiesiog neteisingas. Jie nėra musulmonai. Tie, kurie yra tikri musulmonai, puikiai žino, kad islamas. Beje, atkreipkite dėmesį į šitą. Neteisinga. Jie nėra musulmonai. Tie, kurie yra tikri musulmonai, puikiai žino, kad islamas to nepriima. Liaukitės griauti mūsų religiją. Tegul Alačias juos sulaikina. Beje, šiais laikais niekada negalėtum parašyti tokių dalykų, bet pagalvokite, kokie užtikrinti savo įsitikinimais yra šie žmonės ir kaip jie žino, kad niekas jiems nieko blogo nepasakys, kad jie tiesiog įkelia tai į internetą ir atsako į tokius dalykus, nes žino, kad yra neliečiami. Šiais laikais tu niekada taip nepasielgtum, nes žinai, kad tai bus užfiksuota ir tave atleis iš darbo. Jiems tai nerūpi. Bet vis tiek, visi tie protestai, pabėgėliai laukiami, tikrai parodė, kad gėjai yra labai malonūs, mylintys ir rūpestingi žmonės. Ir jų tikrai nereikėtų mušti, tiesa?
Bet vis tiek, pamiršk visą tai. Argi čia ne apie tai, kad turėtume pakeisti savo siauraprotišką rasistinį požiūrį į pasaulį? Juk hidžabas, kuris visame islamo pasaulyje simbolizuoja moterų pavergimą vyrams, kurio nedėvėjimas lemia moterų areštą, įkalinimą ir kankinimus visame islamo pasaulyje, dabar tapo išdidžiu feminizmo simboliu. Tai kodėl mes negalime tiesiog... Hidžabai nėra feminizmo simbolis. Jie yra simbolis to, kad moteris yra verčiamos slėptis ir dengti savo kūną, kad vyrai nebūtų sužeisti. Apsimeskite, kad masinis gėjų engimas islamo pasaulyje iš tikrųjų reiškia gėjų išlaisvinimą islamo pasaulyje. Gindamas musulmonus galiu pasakyti, kad skirtingai nei progresyvai, jie bent jau turi nuoseklius principus. Manau, ta šypsena pasako viską. Ir jis visiškai teisus. Skirtingai nei liberalai, jie bent jau neapsimeta, kad jaučia kažką kitą, nei iš tikrųjų jaučia. Taigi, manau, kad turime aiškų laimėtoją LGBTQ ir islamo ginče. Ką manote jūs? Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.